Tai laba diena visiems. Mano tikslas iš tikrųjų šiandien yra tas, kad truputį praskleisti tas užuolaidas, tą supratimą apie pramonės inžineriją kaip specializaciją arba apie pramonės inžinierių kaip specialistą. Nes realiai mes visi esame skirtingi, visi savaip suprantam, išgirdę tam tikrus faktus, pavadinimus, kiekvienas perleidžiam per save, kadangi su skirtingais požiūriais, su skirtingom nuomonėm atkeliavom, todėl kai kas gali manyti, kad aš esu statybininkas, kiti galbūt galvoja, kad aš esu idėjų generatorius, treti galvoja turbūt, kad turiu labai daug laisvo laiko ir tiesiog mėgaujuosi saulę, bet pabandysiu papasakoti, ką jie veikia, kuo užsiema ir prie ko gali prisidėti pasaulyje. Tai pirmiausia, norėčiau paneigti 3 mitus labiausiai paplitusius apie pramonės inžineriją. Tai pirmas mitas, kad tai yra tik gamyklos inžinieriai. Tikrai ne. Tikrai ne, ir tą įrodydama noriu papasakoti trumpą istoriją apie Disnėjaus pramogų parką. Problema. Ilgos laukimo eilės, nepatenkinti klientai, pramogautojai. Ką tai reiškia, kad stovėdamas eilėje, tai turiu mažiau laiko pramogauti, pirkti ir tai yra lygų mažiau pajamom, taip, pačiam pramogų parkui. Tai šitoje vietoje ateina pramonės inžinierių specialistų komanda, kuri pasitelkusi 5 žingsnius geba suvaldyti problemą, sumažinti ją. Tai pirmiausia, jie renka milžiniškus duomenų kiekius apie esamą situaciją, apie klientų pramogautojų srautus, apie pačias populiariausias vietas, apie labiausiai eilių susidarimo punktus, vietas. Ką toliau daro, kitų žingsnių jie simuliuoja, imituoja, pasitelkia tam tikras kompiuterinės programas, prognozuoti, kaip galima keisti, ką galima valdyti, surinkus duomenis, kurioje vietoje ką galima pakeisti, kad mes turėtumėm rezultatą geresnį. Vėliau jie įdiegia Fast Pass, tai reiškia, kad aš galiu kaip klientas, kaip pramogautojas rezervuotis vietą prie norimo atrakciono, ko pasiekoje reiškia, aš nelaukdamas eilė galiu eiti pramogauti kitur ir optimizuoja eismą pačiam parke, tai reiškia, kad sustato ženklus, paskirsto srautus, parenka skirtingus atidarimų atrakcionų laikus ir galiausiai padeda sukurti programėlę, kad pramogautojas tiesiogiai galėtų stebėti, kas vyksta parke, kur yra didžiausias užimtumas ir kur aš galėčiau judėti, sugaišdamas mažiausiai laiko. Tai ką tai reiškia, kad pramonės inžinierius kaip specialistas prisideda ir prie tokių milžiniškų Disnėjaus parko magijos, nes mes galim padėti suvaldyti tam tikrus procesus. Rezultate 30% mažiau laukimo eilių susidarė parke po šitų įvestų pakeitimų. Kitas mitas, kad nemokam dirbti su žmonėm. Turiu paneigti, mokam. Turiu pavyzdį irgi trumpą, kad Olandijos regiono ligoninėje buvo problema, kad yra neefektyvus slaugytojų darbo grafikas. Šitoje vietoje vėl atkeliavo pramonės inžinierių specialistai, kurie pirmiausia vykdo pokalbį, interviu su personalu, aiškinasi, kur yra problema. Toliau jie seka, stebi, skenuoja tą būtent darbo grafiko dinamiką, kurioje vietoje atsiranda tos didžiausios problemos, kada atsiranda trūkumas personalo. Vėliau kuria kartu su darbuotojais, kuria naują sistemą darbo grafiko. Ir galiausiai praveda apmokymus, kaip ta nauja sistema, darbo grafikas turėtų veikti. Rezultatas – 30% sumažėjo konfliktų, 15% nenumatytų neatvykimų į darbą, pagerėjo mikroklimatas. Tai vėlgi, ką turim tai, kad pirmiausia, ne tik analitikas yra pramonės inžinierius, bet jis yra ir klausytojas, ir moderatorius, ir facilitatorius. Tikiuosi antrą mitą paneigėm, keliavom prie trečio, paskutinio. Nuobodus darbas.
nesutinku. Tai yra vienas turbūt įdomiausių darbų, dinamiškiausių, kūrybiškiausių. Tai čia taip pat trumpa labai istorija, kad vienoj įmonės, Vokietijos mašinų gamybos įmonėje susidarė problema gamybos linijoje, taip vadinamas butelio kaklelis. Ką tai reiškia, kad viena vieta gamybos linijoje stabdo mums visą procesą. Tai, kad šito išvengti, vėlgi ateina į pagalbą pramonės inžinieriaus specialistai. Tai šitoj vietoj jie nuskenuoja darbo liniją, tą visą, kas ten vyksta per procesai su visom problemom. Vėliau ją atkuria virtualioj realybėj ir simuliuodami alternatyves darbo vietas išdėstymus, jie sprendžia problemą. Ko pasekoja, ką turim? 18% sumažėjo tas laiko stabdymas vienoj stotelį. Reiškiasi, pagerėja mūsų laikas, mes sumažinam klaidų tikimybę, ko pasekoje mažėja ir defektuotų gaminių. Taip? Tikiuosi, mitus paneigiau, pagrinde paplitusius. Tai kur dirba? Dirba visur. Galim dirbti nuo iki. Ne? Ir ten, kur tik yra ta sistema, mes ją tobulinam, kur yra procesas, mes jį efektyvinam. Ir tai yra normalu, nes taip turi vykti, nes tobulumui ribų nėra. Tai va šitoj vietoje mes bandom įvesti efektyviausius pokyčius. Logistika, tiekimo grandinės, reiškia, mes galim efektyvinti, optimizuoti nuo užsakymo, žaliavų užsakymo iki realaus gaminio atidavimo klientui. Gamyba, pramonė, taikom tam tikras lean metodikas, kuriam sistemas, kuriam kokybės kontrolės sistemas, padedam ir IT ir technologijų įmonėse, sveikatos apsauga jau kalbėjom, kadangi turėjau pavyzdį, papasakojau, paslaugų sektorius, tai reiškia, mes gerinam, greitinam, efektyvinam klientų aptarnavimą. Sąrašas nėra baigtinis ir tai yra turbūt normalu, nes jūs kiekvienas iš jūsų galėtume dar pridėti nors po vieną punktą, kur galim darbuotis ir dirbti, pabaigę šią specialybę. Kodėl verta? Tai laisvė keisti sritis, kaip ir minėjau, nuo iki. Mes galim dirbti įvairiausiose srityse. Mūsų, kaip Kamilė iš Lietuvos, pabaigė pramonės inžineriją, nukeliavo, aišku, startavo jinai gamybos įmonėje. Dabar Kamilė dirba paslaugų valdymo sektorių raketų gamyboje. Ir jinai sako, baigiau vieną specialybę, galiu dirbti bet kur, nes procesai visur yra vienodi, objektai keičiasi. Taip? Ką toliau? Mes realiai matom, įvedam problemų sprendimus, valdom problemas ir matom rezultatus. Tai kaip Tomas dirbantis Ikėjoj, pradėjo darbuotis kaip sandėlio darbuotojas. Šiuo metu yra proceso valdymo vadovas, kadangi dirbdamas sandėlyje pastebėjo, kad darbuotojai per dieną suvaikšto 2 kilometrais daugiau negu reikėtų. Ir pakeitęs tam tikrus procesų išdėstymus, gaminių išdėstymus, buvo sutaupyta ir pagerintas efektyvumas. Tai reiškia, 15% pagreitėjo gaminio surinkimas ir atidavimas klientui. Atrodo, tokie maži žingsneliai, rezultatai yra labai dideli. Pažangiausiamis technologijomis darbuositės tikrai taip, kad ir prieš tai kalbėta, kad naudojamės virtualią realybę. Aušra yra iš tikrųjų virtualios realybės, jinai simuliuoja gamybos linijas, kurių dar nėra, kurios tik bus statomos, bet jau ji dėlioja, planuoja, analizuoja, kad tai būtų efektyvu, kad tai būtų saugu ir kad tai būtų kokybiška, ne? Kad mes gaminį gamintumėm taip, kaip reikia, kad nesusidarytų, kaip minėjau, to butelio kaklelio ar dar tam tikrų problemų. Tai ji mato gamybos linijas anksčiau ir daug anksčiau, kurias po to įmonės įsidiegia, parsiveža, susirenka, turbūt prieš keletą mėnesių ar net prieš metus. Jau ji mato rezultatą, kaip turės atrodyti, ne? Ta karjera jūsų yra globali, keliaujat, dalinate žinomis, kaip ir Julius, man atrodo, minėjo, kad baigęs pramonės inžinerijos specialybę,
tapo Lean specialistu ir savo žiniomis dalinasi tiek Lietuvoje, tiek JAV, tiek Anglijoje, Švedijoje berods. Tai reiškia, kad jūsų žinios ir jūsų pasidalinimas yra be sienų. Galimybė kurti, ne tik vykdyti, ir vėl sąrašas nėra baigtinis, sąmoningai tą darau, kadangi kiekvienas iš jūsų galėtume turbūt arčiau susipažinę su specializacija paminėti, kodėl verta arba pabaigę pakonsultuoti būsimus studentus, kodėl verta rinktis šią specializaciją. Tai va, jeigu nors į vieną klausimą, aišku, klausimų čia galėjau pridėti ir prigalvoti daug, nors į vieną klausimą atsako taip, tai jau jūs pakeliui pas mus, ne? Į mūsų fakultetą, į mūsų specializaciją. Ir būkim tie, kurie keičiam ne tik pasaulį, bet ir keičiam procesus jame. Ne? Tai va, tikiuosi, truputėlį praskleidžiau užuolaidas, truputėlį supažindinau, suvienodinom supratimą, kas galbūt yra tas pramonės inžinierius kaip specialistas, ar kas yra pramonės inžinierija kaip specializacija. Tai ačiū labai už jūsų dėmesį, ačiū už išklausimą. Nu, dabar galim pasiraukau žemaitišką. Jei klausimų, prašau.